Aš supratau, kad daug kas stebi mane jau ne vienerius metus ir vis tiek iki galo nesupranta, dėl kokių klausimų galima kreiptis pas mane kaip pas specialistę. Tai nusprendžiau įrašyti video ir pasidalinti tiesiai iš savo kabineto, kur aš šiandien pusę dienos dirbau su horoskopais. Tiesiog pasidalinti su jumis, kokia yra mano darbo diena ir kokias užklausas aš šiandien nagrinėjau. Taigi dirbau su 2 horoskopais. Vienas horoskopas buvo metinis horoskopas, klientė užklausė metinės prognozės, bet iš tikrųjų aš žiūrėjau ilgesnį periodą, nes vedų astrologijoje mes žiūrim ne pagal metus, o pagal subperiodus ir pagrindinė užklausa buvo dėl asmeninio gyvenimo. Bet horoskopas parodė, kad dabar yra palankus laikas užsiimti karjerą, užsiimti savęs pažinimu, didinti savo žinomumą, statusas gali augti, ir geras laikas planuoti, plėsti savo verslą. Ir kartais mes bandom nukreipti savo energiją į vieną sritį, nors gyvenimas mus stipriai palaiko kitoje srityje. Todėl, kai mes žinom, kokie yra pas mus periodai, mes galim geriau planuoti savo gyvenimą, nes kada mes vykdom tai, ką palaiko gyvenimas, tada mums ten sekasi daug lengviau, reikia sugaišti mažiau laiko, mažiau savo asmeninių resursų, o nauda yra daug didesnė. O asmeninio gyvenimo sfera tampa aktyviai po tam tikro periodo, kurį aš nurodžiau, ir dabar lauksiu atsakymo iš klientės. Kitas horoskopas buvo irgi mano nuolatinis klientės, kuri yra labai sėkminga savo darbe, jinai dirba savarankiškai, turi labai daug klientų ir jinai dažnai tikrina, su kokiais klientais dirbti, su kokiais ne, nes kai žmogus dirba, jis pats dirba, jis neturi dar komandos, tai aišku, jis pats negali įgyvendinti ir realizuoti visų projektų. Todėl reikia atrinkti taip, kokie projektai bus pelningi, naudingi, o kokie ne. Tai jau taip daug metų mes su ja bendradarbiaujam. Taip pat žiūrėjome periodą, kada planuotis atostogas, todėl kad irgi yra periodai, kada reikia atostogauti, yra periodai, kada reikia dirbti. Pavyzdžiui, periodas, jeigu jis yra labai aktyvus, taip ir gali duoti labai gerus rezultatus iš finansinės sferos, iš karjeros sferos, o žmogus tuo metu suplanuoja atostogas, nieko baisaus, bet jis gali tiesiog nepasinaudoti to periodu. Tokiuose klausimuose padeda astrologija. Dar gavau užklausą dėl nekilnojamo turto pirkimo. Žmogus nori parinkti geriausią datą, kada pirkti, eiti pas notarą, taip pat kada kreiptis į banką dėl paskolos. Ir čia astrologija irgi yra labai geras pagalbininkas.